Tikrai galim pasidžiaugti, kad po ilgos pertraukos šiandien į Vilniaus miesto gatves išriedės 18 naujų kokybiškų MAN markės autobusų. Visada norime pabrėžti kokybę perkant visuomeninį transportą. Kaip matote, langai dvigubi, kad būtų mažiau triukšmo, kad būtų kondicionavimas, būtų geras šildymas, žemagrindžiai ir kad vilniečiams būtų tikrai patogiau važinėti visuomeniniu transportu, o ne savo brangiai kainuojančių asmeniniu automobiliu. Ir šie autobusai bus būtent tie, kurie aptarnaus greituosius maršrutus nuo Liepos 1 dienos. O šiuo metu jie važinės visose Vilniaus miesto gatvėse jau nuo šiandien. Vilniaus miesto vadovai, meras, taryba rūpinasi miestelėnais, rūpinasi miesto aplinka ir tai daro sistemiškai, tvarkingai. Ir dėl to ta parama yra skirta ir autobusų 18, kaip žinot, jau atvažiavę. Dar 19, netaip seniai pasirašiau įsakymą, gavo finansavimą. Ir visada smagu prisidėti prie to, kurie juda, krūta, kažką daro, planuoja ir pasiekia.